O įdomu, vat žmonės ateina pasidaryti, kurie, nežinau, ten dirba labai rimtuose darbuose, pavyzdžiui, kažkokie teisininkai, politikai galbūt, nebūtinai pas jūs, bet yra ten, kad girdėt, kad ateina ir darosi. Taip, tai prasme, čia labai dažnas dalykas ir nebėra tos tokios kaip ir normos, kad darosi vien tik tais tam paprastesnis darbas dirbantys žmonės, žinai. Tai būna ir mokytojai, ir ten verslininkai, ir nu, ir tie patys politikai, vat, kaip tik vat, neseniai irgi. Neseniai patys kalbinom politiką ir darėm jam tatuiruotę savo podcast'o metu. O kurioje vietoje darėt? Kur? Čia matoma vieta. Nu, bet vis tiek po kostiumų ten pasislėpia, ne tai, kad... Teoriškai gali pasislėpti, bet vasara tai yra maikutės ir viskas išlenda. Nu, vis tiek pas jų yra ten reikalavimai tie, kad nu, negali būti labai jau ten išlindusios arba... matomas. Palei statutą yra numatyta, kad tam tikruose susirinkimuose negali išlysti, bet šiaip tu visada gali pasislėpti. Ir tai svarbu, kad neišlystų ant veido. Tai ir turim labai daug ir kariškių, aukštų pareigų klientų, kurie ateina, ir daktarų, kurie irgi ateina, ir kurie medikai iš vis, jie lipa kur tik nori, su tom tatuškėm ir niekas labai nesiparina.